Sveiki! Šiandieną esame prie Neries upės, kur po truputį prasideda šių vertingų žuvų migracija į nerštavietes. Mūsų vykdoma akcija, prasidėjusi rugsėjo 1 dieną, truks iki lapkričio mėnesio 20 dienos. Akcijos tikslas yra apsaugoti lašišas ir šlakius jų migracijos į neršto vietas metu, neršto metu ir kelionės atgal po neršto metu. Mes, aplinkos apsaugos pareigūnai, vykdysime reidus prie vandens telkinių, kuriuose migruoja ir neršia lašišos bei šlakiai. Ypatingą dėmesį skirsime toms upėms ir toms vietoms, kur dažnai sutinkame arba manome, kad galime sutikti brakonieriaujančių asmenų. Džiaugiamės, kad jau antrus metus rudeninė šių vertingų žuvų žūklė vyksta tik pagavai paleisk principu. Tad dar kartą primename, kad žvejodami lašišas ir šlakius nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos privalote juos paleisti į vandens telkinį atgal. Na ir keli patarimai žvejams, kaipgi nesužaloti lašišos ją pagavus ir ruošiantis ją paleisti. Taigi, jeigu yra įmanoma, naudokite graibštą, jeigu jo neturite, paprašykite netoliese žvejojančio kolegos pagalbos, kad jis padėtų tą žuvį gražiai išvilkti kranto link. Liesdami žuvį stenkitės, kad rankos būtų šlapios, kad nenubrauktumėte gleivių esančių ant žuvies, nes jos apsaugo žuvį nuo parazitų. Stenkitės, kad jūsų pagauta žuvis nebūtų ore ilgiau negu 5 sekundės, arba jeigu įmanoma, tą patį kabliuką išiminėkite žuvies pilnai neiškėlus iš vandens, laikykite ją taip pusiau vandenyje. Na ir paleisdami žuvį, laikykite ją prieš srovę. Na ir paskutinis priminimas ir prašymas, pastebėjus brakonieriaujančius asmenis, skambinkite telefonu 112, o jeigu patys turite klausimų, visada galite skambinti mūsų aplinkos apsaugos departamento konsultantams.